Ir 1, ir 2, ir 3, ir 4. Lygiuoji. Tyrėm raumenų pažeidą, adaptaciją raumenų pažeidai. Šiuo atveju tyrimas išskirtinis, kadangi bendradarbiauja skirtingų krypčių mokslininkai, tai yra judesių valdytojai, jie tyria biomechaniką, biomechaninius pokyčius, tai yra taip pat naudoja elektromiografijos metodą, tai yra radiologai, kurie ultragarsų vertina sausgyslių adaptaciją fiziniam krūviam, taip pat tyriam raumenų jėgą, raumenų susitraukimo savybės, tyriam kraujo rodiklius, tai yra vertinam stresą įvairiais būdais. Šita sistema, kurią naudojam, gali susinchronizuoti būtent echoskopą, elektromiografą ir būtent biodeksą, jėgą. Tos visus tris signalus mes matom vienoj plotmėj, kaip jie viskas realiam laike vyksta. Ultragarsinio tyrimo metu galima aiškiai pamatyti sausgyslės, raiščius, aplinkinės struktūras, minkštuosius audinius, raumenis, praktiškai visas paviršinės struktūras. Ir šito tyrimo metu buvo svarbu įvertinti, ar nėra kažkokios tai pažeidos, pirminės pažeidos, įvertinti sąnarinį skystį. Tikslas yra svarbiausia, kad pamačius echoskopiškai šitos pakeitimus galima užkirsti būtų kelią ir pasakyti sportininkui, kad jau sustotų, galbūt kažką pakeistų programą ar kažkokį gydymą pritaikyti. Rezultatai tikrai matomi. Prasme, aš mačiau požymius iš karto po krūvio, atvykus po paros jau tie požymiai visiškai yra išnykę. Žodžiu, darbuosimės, toliau analizuosim, ką tie požymiai reiškia, derinsim su kitais atliktais tuo metu tyrimais ir aš manau, kad tai bus puikus rezultatai. Šis eksperimentas prasidėjo praeitą savaitę. Pirmiausia, mes atlikom patikrą pas radiologą, išsiaiškinom, ar tyrimieji tinkami pagal jų sausgyslių sveikatą, ar tinkami tyrimui, ar gali atlikti šuolius. Po to buvo atliekami kontroliniai matavimai, tai vakar pats atliekamas eksperimentas nuo 6 ryto iki 12 valandos vakaro. Šiandieną kontroliniai matavimai, už savaitės kontroliniai matavimai. Tai jeigu bendrą laiką skaičiuoti, tai praktiškai beveik savaitę. Mes tyrėme judesius šuolio metu, kaip juda sąnariai. Analizuojam jų padėtį, kampų pokyčius, taškų padėtis, taškų pokyčius, poslinkį, greitį. Čia mes matom atramos reakcijos jėgą šuolio metu, ir čia kinematika, kūno padėtį, jo judėjimą. Ir čia tie vaizdai yra sinchronizuoti. Analizuojam ir atramos reakcijos jėgą, nes yra jėgos platforma, ant kurios jie šokinėja. Ir mes galim pasakyti taip, kaip pakito judesys. Dėl patirto krūvio keičiasi judesiai. Tai mes galim pasakyti, kaip būtent keičiasi, kodėl pasikeitė, kodėl šuolio rezultatas sumažėjo iš biomechaninės pusės, iš judesių atlikimo pusės. Iki 2-3 mėnesiai užtruks rezultato analizė, apibendrinimas, po to bus rengiamos publikacijos. Publikacijos rengiamos tarptautiniam žurnalam. Esmė yra vėlgi atsakyti į klausimą. Dideli ekscentriniai krūviai. Ar jie turi neigiamo poveikio raumenims ir sausgyslėms, sportuojantiems mėgėjams. Bus ir mokslinis straipsnis ir kartu pritaikomoje vertę taip pat turės šitie darbai, nes matysim, kaip keičiasi judesiai ir kurie momentai yra patys opiausi, sakyčiau, į ką reikėtų kreipti dėmesį pasireiškus nuovargiui, nes matysim kompensacinį mechanizmą. Ir tiesiog, kad pasiruošti ir ką atkreipti dėmesį, galima bus iš to pasakyti dar.